Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti Jums Olegą Šurajevą. Gimęs 1988 metais Kijeve. Vilniaus universitete studijavo istoriją, bet metė. Komikas ir komedijinių programų vedėjas, prodiuseris ir scenaristas. Įvedus Olego Šurajevo pavardę, internetas pateikia 40 000 rezultatų. Tiksliau, įvedus Surajevo pavardę pateikia 40 000 rezultatų. O jeigu prašai Šurajevas, bus tik 20 000. Facebook'e jis turi daugiau kaip 100 000 sekėjų. Išgarsėjo kažkada su televizijos programa Akcentai. Šiandien jam priklauso portalas 1K.lt. Ir Olegas Šurajevas, mano supratimu, yra Lietuvos humoro vilkas ėriuko kailyje. Todėl šiandien aš noriu pakviesti jį pasivaikščioti. Sveikas, Olegai. Labas. Ačiū, kad sutikai išeiti su manim pasivaikščioti. Mielai, visą laiką. Einam? Einam. Tu pats pasirinkai šią vietą, kaip tik žalia. Einam per gatvę. Tu pasirinkai šitą vietą. Kodėl? Nes čia yra Kauno gatvė, Švento Stepono ir Šopeno. Ir tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur Šopenas, Šventas Steponas ir Kaunas gali susitikti. Ir šiaip labai man šitą vietą daug ką reiškia Vilniuje, nes paskutiniu metu būtent čia gyvenu. Ir prieš 3-4 metus čia, būtent šitam name, prasidėjo mano toks biški kitoks gyvenimo etapas. Ir man atrodo, kad čia būtent prasidėjo tas susipažinimas su savim. Vat būtent kaip ta kelionė prieš 4... Tu jau patyrei šį jausmą, ar ne? Čia patyriau, taip, pirmą kartą gyvenime. Aš kažkada skaitydamas apie Oskarą Milošą, dar kažką, aš skaitydavau apie tas epifanijas, žinai, tos nušvitimus žmonių. Ir galvodavau, kaip aš jiems pavyzdžiu, aš niekada tokio neturėjau jausmo. Kas tai yra? Ne. Iš tikrųjų, tai nėra kažkoks magiškas jausmas, tai buvo taip, kad aš visą laiką jaučiau savo kūną, jaučiau savo mintis, jaučiau save kažkaip labai keistai ir man atrodė, kad aš kažkoks svetimas esu visur. Tu visą laiką jautėsi kitoks nei kiti žmonės, taip? Jo, bet ir pats savo. Ir pats savo? Taip pat ir savo, jo. Ir tai yra labai keistas labai jausmas, bet būtent čianais prasidėjo mano toks, būtent tas kelias, kad aš savo pasakiau, kad palauk, reikia išsiaiškinti. Yra psichiatrijos terminas depersonalizacija? Jo, ir beje aš pirmą kartą iš čia išvažiavau į psichiatrinę. Iš čianais. Iš čia išvažiavai į kliniką, taip? Taip. Tai aš pirmą kartą prašiau pagalbos. Man depresija buvo. Aš skaičiau labai juokingą klausimą kažkieno tau. Sakė, toks jaunas žmogus ir jau depresija? Nu, netoks ir jaunas, 29 metų. Pirmiausia, tai visiškai bet kokio amžiaus žmogus gali tai turėti. Taip turėti, jo. Ir kita vertus, tu nesi jaunas žmogus. Aš jau esu, man paskutinį metai. To visi prikiša tą jaunumą? Nori. Bet grįžkime prie išvažiavimo. Kodėl tu išvažiavai? Kas buvo? Nu, aš pasijutau labai blogai, kad aš... Panikos priepuolis? Ką galiu padaryti blogą savo. Ne, panikos priepuolis man prieš tai buvo, bet aš nežinau, kad tai yra panikos priepuolis. Ir tada viskas man susidėliojo. Aš atvažiavau, aš buvau pas daktarais, man pasakė, kaip viskas turi būti, maždaug kaip turi būti. Klausyk, tave pagydė iš karto? Nu, ne, manęs nepagydė, bet man pasakė vektorių kažkur eiti. Ir tai buvo toks pirmas žingsnis ir dabar aš taip labai jau stabiliai labai stoviu, taip ant dviejų kojų. Ar jautiesi, kad jau žinai, kas tu esi ir ką tu nori gyvenime veikti? Panašiai taip. Ar tu esi miesto žmogus? Tu gimei Kijeve, dabar gyveni Vilniuje. Sakyčiau, kad miestas. Ir šiandien yra sekmadienis, kai mes einam pasivaikščioti. Ir tai yra vidurvasaris. Karšta ir miestas tuščias. Ar tu žinai tą jausmą, kaip gera mieste, kai jis yra tuščias, tylus, ramus, vidury vasaros? Jo, bet man jis bet koks patinka. Ir tuščias, ir pilnas. Beje, tu turi senelius kaime kur nors? Ne. Mano vieni seneliai Kijeve, kiti čia. Aš galbūt ir miesto žmogus, gal kažkiek ir ne miesto žmogus. Pavyzdžiui, praeitą savaitgalį mes išėjom, tiesiog ėjom pešiom iki Trakų, tiesiog per miškus, per visus ten visokius takelius ir taip toliau. Erkių nebijojai? Ne, aš taip pakankamai, aš šiaip labai lengvai priprantu prie sunkumo arba kažkokių, man nėra ten, kad aš... Lengvai prisitaikai, taip? Ne, aš ne tai, kad lengvai prisitaikau, aš lengvai priprantu, tai biškai du skirtingi dalykai. Priprasti tai yra taip, kad, tai ne faktas, kad tu dar, ten būsi savas ar dar kažkoks, bet tai, kad man nekelia tokio didelio diskomforto, kažkokia mano, sakykime,
būdamas kur nors ne komforto zoną. Aš kažkodėl maniau, kad tu galėtum būti žmogus, kuris kaip tik neprisitaiko ir visada turi savo nuomonę. Ir jeigu jam ką nors siūlo, jis nėra linkęs daryti taip, kaip jam siūlo. Ne, taip, psichologiškai ir taip emociškai aš visą laiką toks esu žmogus, bet iš kitos pusės aš galiu lengvai priimu ir kitų žmonių nuomonę ir kažkaip, ir galbūt kitų žmonių komforto zonas. O kur tavo komforto zona? Kur tu geriausiai jautiesi? Paskutiniu metu su savim. Vienas? Jo, paskutiniu metu vienas, bet tai toks labai keistas etapas, tiesiog, nes labai daug darbo su žmonėm. Aš labai daug dabar dirbu būtent su komanda. Tu gimei Kijeve ir būdamas kiek? 5 persikraustai, tavo tėvai išsivežė tave į Vilnių, tiesa? Panašiai, labai neatsimenu tiksliai, bet jo, panašiai tai buvo. Bet tu prisimeni tą pirmą įspūdį Vilniaus? Ne. Ne. Aš jau kaip ir gimiau ir iškart Vilnius kažkaip, nes aš neatsimenu. Aš atsimenu vaikystę, atsimenu močiutės butą, atsimenu, kaip mes skaitėm knygas, bet viskas. Ką skaitydavo? Puškiną. Tikrai? Taip. Puškino pasakas. Ar tu mėgsti skaityti kūrėjų biografijas? Bet kokių? Kieno kūrėjo biografijos, be abejo. Taip, tai mano mėgstamiausias žanras buvo anksčiau, dabar biškai jau perėjau į antiutopiją, bet anksčiau. Dabar perėjai į antiutopiją, į distopijų skaitimą. Jeigu tai... Huxleys? Orvelas? Orvelas, jo, Orvelas. O dabar Orvelą kažkur jau ir Gyvulių ūkį, ir 1984 jau kelintą kartą jau prasukinėjo. Kokios knygos tau padarė didžiausią įtaką, kaip tu gali? Salingeris, nes aš supratau, kad galima gyventi laisviau, negu aš gyvenau. Galima gyventi ne taip, kaip tau sako tėvai. Tai buvo mano toks pirmas. Aš kažkaip labai lengvai atsakinėjau jūsų klausimus, toks jausmas, kad aš pasiruošiau. Kokia tavo šeima buvo ir yra? Šeima keista. Mano keista šeima labai. Mano tėvai, jie keisti yra. Kuo? Viskom. Jie yra keisti žmonės tiesiog. Labai įdomus, tuo pačiu metu keisti, tuo pačiu metu... Tu juos gerai pažįsti? Ir taip, ir ne. Bet stengiuosi mažiau pažinti, nes man biški baisoka. Nenoriu aš per daug. Nes man buvo pirmas tas buvo nusivylimas, kai aš supratau, kad tėvai nėra idealūs, kad jie nėra kažkokie tobuli. Ir man tai padarė tokį labai stiprus, tai buvo toks stiprus smūgis man. O kokioje srityje tavo tėvai dirbo, ką jie veikia? Mama yra visiškai tokia, dirbo su neatsimenu. Kažkas su kažkokiais ten lazeriais ar kažką į tą pusę. Nežinai tikrai? Tikrai nežinau. Man neįdomu buvo kažkaip. Rimtai? Man neįdomu buvo. Nežinai, ką veikia tavo mama, ką dirba? Ne, ji dabar nedirba. Bet kai dirbo? Dirbo, įdėstė kažką universitete, man atrodo. Kažką? Tau atrodo? Kaip įdomiai. Atsiprašau, aš... Tu neturi atsiprašinėti, čia normalus klausimas ir normalus atsakymas. Aš nesigilinau kažkodėl. Tai tėtis, jis pusiau statybininkas ir inžinierius ir su architektūra kažką dirbo ir, šiaip jis verslininkas. Tai tavo tėvai, sakyčiau, labiau techniniai žmonės, ar ne? O tu toks... Ne, nesakyčiau. Tėtis, jis, pavyzdžiui, jisai turi didžiausią, bent mūsų gatvėje tikrai didžiausią kolekciją Puškino knygų apie Puškiną. Mes apie ką pradėjom kalbėti. Jis toks, matyt, jis turėjo būti humanitaras, bet sovietinė sistema jam matyt neleido ir dėl to jisai dabar toks jaučiasi tikriausiai ne iki galo patenkintas gyvenimu. Ar tu turi brolių seserų? Taip, daug turiu. Tu nesi vienas, jūsų daug? Mūsų labai daug. Kiek jūsų? Aš turiu vyresnį brolį, vyresnį sesę, turiu vyresnį dar brolį, man atrodo, jis yra, nes tėtis toks įdomus žmogus. Turiu mažesnį brolį, man atrodo, dar sesę turiu mažesnį. Tai čia daug žmonių? Jo, bet čia tėtis turi su skirtingom mamom, su skirtingom moterim. Aš nežinau toks. Šiaip, sakau, man šeima yra labai komplikuota istorija, nes aš specialiai stengiuosi nesigilinti, nes man tai yra toks... Tegul būna taip, kaip yra dabar, status quo, ir aš būsiu patenkintas ir mums... Taip, mes retai matomės, nors gyvenam vienam mieste, mes mylim viens kitą, užtenka. Stengiuosi nesigilinti. Kada nors galbūt norėsiu ir aš tada galbūt pradėsiu tą researchą daryti ir pradėsiu kažkaip gilintis, bet dabar ne. Ar savo kūryboje tu naudoji kažkokius autobiografijos momentus? Štai
Kad ir tuos, kurie tau nepatogus. Stand-upas, tai visą laiką pastatytas ant to, ant savo išgyvenimo, iš savo kažkokio vidinio, ant vidinio jausmų, taip, be abejo. Taip, bet aš taip stengiuosi vėlgi, yra kažkokia riba, kur jau žiūrovų neįdomus tų, žiūrovams įdomus tavo produktai. Ir tai yra pagrindinė tokia mano taisyklė, kurias aš laikausi. Ir aš stengiuosi taip atvirai, bet suprasti vis tiek, ko jie atėjo čia. Tai dažniausiai ateina humoro, kūrybos. Kokios tavo mėgstamiausios vietos Vilniuje? Daug, iš tikrųjų, labai. Man labai Valakampiai patinka. Aš nežinau, kodėl, man ten toks kažkom Amerika primena. Žvėrynas patinka irgi Amerika. Amerika primena? Ja, man labai Amerika patinka. Nežinau, kodėl, man ten kažkoks atrodo, irgi pirmas buvo toks nušvietimas, kai aš vaikystėje vis tiek augau tokioj. Mes rusakalbiai pas mus toks būdavo ne tai, kad biškai demonizuota buvo ta Amerika. Kai važiavau į Ameriką prieš porą metų ir šiaip, kai pradėjau domėtis kaip, nežinau, filosofija, literatūra, kinas, man kažkaip labai patiko ir buvo toks atradimų džiaugsmas. Sutiktum, kad Amerika tai daugeliu prasmių yra šalis, kurią mums sukūrė kinas. O Rusija, kas sukūrė Rusiją tavo namų? Kas sukūrė Rusiją? Daug kas, iš tikrųjų. Paskutiniu metu televizorius. Deja. Dabar, jeigu imt tą Rusiją, kurią aš myliu, tą pusę, kuri man yra tokia, sakykime, svarbi, jie sukūrė viskas. Ir kinas, ir literatūra, ir tapyba. Ir žmonės, vis tiek aš ten turiu draugų, kažkokie asmeniniai santykiai, taip. Bet šiuolaikinę aš bijau, kad deja televizorius. Deja. Bet tu domiesi politiką. Tu kaip dauguma stand-up komikų esi socialiai aktyvus žmogus. Karts nuo karto, jo. Prie progos visą taip. Ir ne prie progos, jo, aktyvus, gerai. O kur yra riba tarp komiko specialybės ir tikro aktyvizmo? Tai pats tu jas nustatai. Tiesiog pasakai, hebra, dabar aš kalbėsiu rimtai. Dabar aš kalbėsiu, kaip aš manau iš tikrųjų. Tai tu turi deklaruoti savo intencijas, taip? Dažniausiai tai labai turi būti aišku ir labai, aš taip dažniausiai pakankamai aiškiai tai deklaruoju. Bet kartais nuo karto norisi ir tegul žmonės patys pamąsto, patys pagalvoja, ar čia buvo rimtai ar ne. Ar tu sutiktum, kad mūsų šalyje žmonės neretai neskiria šou nuo tikrovės? Taip. Tai ir visur, man atrodo, taip yra. Tai postmodernizmas, taip. Postmodernizmas. Taip, tai tiesa. Apie šou mes pakalbėsime antroje laidos dalyje. Mes dabar priėjom kryžkelę. Pasakyk, kur link mes eisim? Eisim kaip ir visą laiką tiesiai. Čia baigsim pirmąją dalį. O kodėl tu studijavai istoriją? Nežinau, tiesiog įstojau tenai ir viskas. Tiesiog reikėjo kažkur? Ne, man patinka istorija, aš mėgstu mokslą iš tikrųjų, bet... Aš visą laiką galvoju, kad žmonės, kurie domisi istorija, domisi praeitimi, domisi kas tiksliai, kada, kur buvo, tai yra žmonės, kuriems aktualus tas didysis pasakojimas apie mus. Jie bando prie jo prisijungti ir jį kažkiek koreguoti ir jiems nepatinka. Įvairiai. Man tiesiog atrodo, kad tai labai įdomus mokslas, kuris gali tave kažkiek tai padėti tau kūrybiškai ir ne tik kūrybiškai eiti priekį, kažkaip tobulėti. Mes einam dviračių taku, eikim į kitą pusę. Gerai. Nes negalima vaikščioti dviračių takais. O tai beje, laikaisi įstatymų ir taisyklių? Ne visada. Teko papulti į policijos rankas kada? Jo, ne vieną kartą. Ir ne vieną kartą? Dėl ko? Aš esu konfliktiškas žmogus. Gerąja prasme to žodžio. Konfliktiškas žmogus, tai reiškia, aš turiu nuomonę, aš nemėgstu, kai man kažkas bando man kažką įrodyti, kas man atrodo yra netiesa. Man nepatinka žmonės, kurie bijo įstatymų, nes aš pakankamai taip jaučiu įstatymą, aš suprantu, aš žinau konstituciją, aš čia skaitau karts nuo karto. Tiesiog profilaktiškai. Aš mėgstu pasiginčioti, jeigu aš matau, kad kažkaip
nelabai čia arti tiesos kažkas. Tau svarbu laimėti ginčą? Nebūtinai. Svarbu, kad būtų tavo viršus? Ne, aš galiu pripažinti, kad aš neteisus, net mūsų ten dialogė, jeigu mes kažką dabar kalbėsim ir aš kažkur ten nusišnekėsiu, aš galėsiu pasakyti taip, tiesa, aš nusišnekėjau. Ir arba man nesunku atsiprašyti, pasakyti atsiprašau, čia, man atrodo, mano stiprumas labai didelis. Vienas iš tavo žanrų yra tai, kas yra vadinama awkward comedy. Vienas iš. Tai yra nepatogioji komedija ar nejaukioji komedija, kai tu pastatai dažniausiai, kaip mums atrodo, nieko nenujaučiantį pašnekovą į tam tikrą situaciją. Ką pats jauti tada? Ir save pastatau nejaučiu. Ir save taip pat, taip, tai tiesa. Taip, tai vat yra labai tas sąžiningas momentas, kad aš ir pats būnu toje nejaukioje situacijoje ir pašnekovas, arba žmogus, kuris dalyvauja šitame performance. Tai mes esam visi nejaukioje situacijoje. Bet skirtumas yra milžiniškas, kad tu žinai, o jis galbūt nežino. Taip? Nejaučia. Jeigu žmogus yra, sakykime, protingas ir jis turi intuiciją gerą, tai dažniausiai jis viską supranta. Aš turėjau ne vieną ir ne du tokius pašnekovus ir žmonės, kurie tiesiog viską suprato. Lietuvoje neatskiria žmonės, ką reiškia trolinimas, o ką reiškia pastatyti save ir pašnekovą į nejaukią situaciją. Aš neprovokuoju žmogų į kažkokias neigiamas emocijas. Aš nenoriu iš jo kažko neigiamo, aš nenoriu, kad jisai psichoto, aš nenoriu, kad jisai jaustųsi kažkaip blogai. Aš tiesiog noriu, kad jisai pasijaustų kitaip. Bet aš nenoriu specialiai, kad jisai, kažką jam, nežinau, emocinio blogio aš jam nelinkiu. Tai yra labai didelis skirtumas. Kaip tu pats tada jautiesi? Koks yra tavo procesas? Aš jaučiuosi labai įvairiai. Bet dažniausiai irgi nejaukiai ir, buvo porą kartų, kad mes nufilmavom, bet mes po to nedėjom, nes aš jaučiausi, kad biškį peržengėm ribą. Taigi tu turi ribą? Kaip? Aš turiu tokias ribas, bet čia mano asmeninis jau. Čia kiek aš pats savo nubrėžiu, tai tiek ir turiu. O beje, koks yra tavo procesas, kai tu rašai savo skečus, kai tai vyksta, koks yra tavo, kaip tu save įvedi į tą kūrybinę situaciją, kokios priemonės tau padeda, jau esi atpažinęs mechanizmą savo, kaip tai veikia? Tai labai paprastai, aš tiesiog atsikeliu ir dirbu. Tai tai yra mano tiesiog darbas. Eiti dirbti. Taip. Tau nereikia kažkokių, tu nekenti nuo prokrastinacijos, taip vadinamas. Aš maždaug, vaikštai ratais ir niekaip negali pradėti, Man labai pasisekė, kad mano darbas, aš daug turiu projektų ir jie labai visi skirtingi yra. Ir aš turiu rimtų dalykų ir nerimtų, ir kažkokių, kurie yra grinai humoras ir stand-up komedija, ir aš rašau kiną, dabar mes filmuosim už 20, po 3 savaičių maždaug. Tai bus pirmas mūsų kinas. Ar turi scenos baimę? Taip. Bet tokia, kur minimaliai. Taip, minimaliai man tiesiog tas nejauku, nes aš kartais nežinau, kas ateis, ar jie tikrai supranta, kur jie ateina. Tai dėl to. Tai dažniausiai tiesiog toks labai toks nuoširdus toks pergyvenimas dėl to, kad tu darai. Ar turi savo mėgstamą žanrą, kaip čia pasakius, mėgstamą iš savo profesijos įvairių aspektų vieną? Ne. Vieną personažą, jeigu taip galima būtų pasakyti? Nebeturi? Man atsibosta greitai. Tas pats per tą patį ir aš nelabai norėčiau, šiaip daryti taip pat, kaip darau. Tu vis bandai perkurti save iš naujo, ar ne? Jo, nes kitaip tada, biškį neįdomu jau darosi. Ar tau svarbu geras skonis? Geras skonis. Ar vartoji savo viduje tokią savoką, štai skoninga, neskoninga? Savo viduje vartoju skoninga, neskoninga, bet stengiuosi nuo tokios snobizmo atsikratyti. Geras skonio turėjimas argi snobizmas? Taip, man atrodo taip, nes kiekvienas mano, kad turi gerą skonį. Taip pat ir geras humoras. Mane klauso, kas yra geras humoras? Aš nuoširdžiai nežinau, nes kaip ir geras skonis, taip ir geras humoras, tai yra labai subjektyvus dalykas ir kiekvienas turi jį labai... Kiekvienas vis pirma mano, kad jis jį turi. Kiekvienas skonis yra geras, kaip ir humoro jausmas. Ir aš stengiuosi atsikratyti tokių savokų, aš tiesiog stengiuosi taip negalvoti. Aišku, aš viduje naudoju, aišku, aš galiu savo draugams ir pažįstamams arba artimiems žmonėms pasakyti, čia yra labai blogai.
Tikrai, aš stengiuosi. Ir tai bus estetinis įvertinimas. Estetinis įvertinimas, bet aš stengiuosi to atsikratyti, nes aš nežinau, kas yra geras skonis, kas yra blogas. Gerai, gal aš tada blogai paklausiu, aš kitaip bandysiu. Kiek tau svarbu estetinis elementas to, ką tu darai? Svarbu, taip, svarbu, bet irgi su bet, yra bet. Ir svarbu, ir kartais būna, kad nesvarbu. Kartais būna rock'n'rollas važiuoja. Kaip pastebėjai, kas tave moko? Iš ko tu mokaisi? Iš žmonių, iš patirties. Iš gerų pavyzdžių. Nežinau, aiškiai vėlgi, kas gerai, kas blogai, bet iš tokių gerų pavyzdžių, kas man atrodo yra gerai. Tai iš žmonių labiausiai, iš tikrųjų. Žmonės, jie kažkaip moka taip pat. Pažiūriu, kažkas kažką daro, taip pat, kaip jisai tai daro, o kodėl. Ir man taip kažkaip žymiai lengviau suprasti. Čia yra paminklas daktaro Iskaudai. Taip. Aš dėl to kažkaip pasakau čia. Ką jis tau sako? Man jis iš tikrųjų sako biškai kitaip negu kitiems visiems, man atrodo, žmonėm, nes aš atsimenu, kad kažkas nukirpo šitą dalyką kažkada tai. Čia metalas, čia turbūt vogė metalą. Taip, kažkas pavogė. Ir aš atsimenu, kad per naują prilitavo, čia galima pamatyti, čia yra lietoto per naują. Matot? Aha. Tai kažkas pavogė. Tai man šitas paminklas parodo mūsų tą mentalitetą, kurį aš norėčiau atsikratyti. Tai man šitas paminklas... Savo esmė jisai simbolizuoja tarsi mentalitetą, kurį turėtume gauti. Ir įsivaizduoju, kokia tai yra ironija. Kokia tai yra ironija, daktaras Iskaudai ir šitas dalykas. Tai šitas dalykas daug ką pasako apie mus. Ne tik apie Lietuvą, apie žmonės šiaip. Taip, suprantama. Ar tu galėtum sakyti, kad geras humoras iš principo neturi tėvynės? Ne, be abejo, ne. Ne, faktas, kad neturi. Ar tu esi toks detaliai jautrus žmogus? Žiūrėkit, kur reikalingas detalės, taip. Tarkim, kai yra mano darbas, tai yra, tarkim, mes filmuojam kažką, mes ten darom, tą, kur aš investuoju savo laiką, savo sveikatą ir savo smegenis. Bet jeigu aš ateinu kur nors, niekas nieko man neskolingas, aš niekam nieko neskolingas, tai gali būti belenkai. Ne, bet viešbutyje kur nors, pavyzdžiui, ar pasidarai iš karto savo tvarką, ar tau nėra labai svarbu? Nesvarbu visiškai. Nėra svarbu, ne? Totaliai nesvarbu. Aš toks esu žmogus, kad aš gyvenau ir taip. Maistas? Svarbu. Šrankus maistui? Aš tiesiog mėsos nevalgau, tai dėl to. Ar tu gali pasakyti, kad tu esi laisvas žmogus? Kol kas dar nelabai. Ko trūksta? Daug ko trūksta dar. Daug ko trūksta. Ypatingai darbas su savim dar trūksta. Žiūrėkit, aš galiu, pavyzdžiui, būdamas kur nors viešoje erdvėje pasijausti labai emociškai blogai. Man būna taip. Aš turėsiu ten išeiti arba pavyzdžiui, prisigerti. Taip būna irgi. Ar gali sakyti, kad esi kultūringas chuliganas? Kultūringas? Toks pusiau kultūringas. Kad chuliganas? Toks irgi pusiau chuliganas. Ir taip ir ne. O ko ieškai gyvenime? Pusiausvyros, ramybės ar įspūdžių? Labiau įspūdžių, kažkokio atsakymo kartais į savo klausimus. Kartais tiesiog, man atrodo, geriau palikti kažką po savęs, pagaminti kažką. Gerai to žodžio prasme. Dėl ko norėtum būti žinomas? Kada nors? Dėl savo darbų, tai faktas. O jeigu imti kažkokį darbą, dėl kokio konkretaus darbo, tai aš manau, kad visuma tų darbų, taip. Arba tą darbą dar reikia padaryti. Tai ne vieną, ir ne du, ir ne tris. Olegai, aš linkiu tau sėkmės ir kad tu tuos darbus tikrai padarytum. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Žinau, kad mes šitą laidą filmavom vasarą, o ją rodys žymiai vėliau ir aš tikriausiai žiūrėsiu šitą laidą. Ir aš tiesiog norėčiau sakyti, kad tikriausiai jau pasikeitei
čia aš savo sakau. Ir jeigu tau atrodo, kad šitas interviu buvo ten nesėkmingas, kažkoks netobulas, blogas, reiškia, viskas yra gerai. Jeigu tu jį pažiūrėjai ir jis tau labai patinka, tai trenk savo ir pagalvok, kad, biškai kažkas ne taip.